Vienas dienos pabėgimas į Lenkijos miestą Elk, kuris yra visai netoli Lietuvos. Dėl ko? Čia yra galimybė pasivažinėti siaurukų. Čia labai faini yra paplūdimiai, ežeras. Galima užlipti į bokštą, į Kopernikos parką nueiti ir daug visko. Taigi stebi mane ir laikinam ir žiūrim, kas bus toliau. Kai busite Elke, būtinai užeikite į siaurukų muziejų ir pasivažinėkite su siauruku. Perkant bilietą į traukinuką, gavau ir žemėlapį lietuvių kalba, nemokamai. Įsivaizduokite, iš vienos pusės Elko, Luko žemėlapis, o iš kitos Kauno miesto. O, bilietukas. Dziękuję. Ui, kaip čia krato, ojoj. Atvažiavome. Kai atvažiuosiu siauruku į poilsio vietą, čia galima pakepinti ir dešrytės ir smagiai papietauti. Prikolinis užleistas tiltukas. Čia galima pasivaikščioti per apylinkes ir yra toksai mlynvodnai, bet laikinai jisai uždarytas. Šalia yra nedidelis kriauklis. Ką nors įdomus reikia sukurti, papiešti, ne? O tam, kas nepaėmė su savim dešrelių, čia yra slotka chatka, kur galima nusipirkti kažką tai arba saldesnio, arba jų vietinių zapikankų. Pasivažinėjau siauruku, eisim į muziejų. Oho! Geras! Labai jau sunkiai nesigauna. Lipu, skubu. Oho. Išvažiuoju. Oho, kaip čia senoviai. Viskas kūrenasi. Kaip visada, kuo aukščiau, to geriau. Alio, skambinam? Ar važiuoti galima? Ate, einam į miestą pasivaikščioti. Merginos, kadangi esu pati sau rėmėja, o Latvija Varo dabar kūrė daugiau turinio, man labai yra svarbus jūsų palaikymas. Pasirūpinkite savo veido grožiu natūraliai, be chemijos, su ilgalaikiu poveikiu. Vyrai, ši idėja labai faina dovanai. Įdėsiu nuorodėlę, kur galėsi pasiskaityti apie procedūras. O dabar žiūrim toliau. Elk mieste yra ir Koperniko parkas. Tai edukacinis parkas, kuriam yra Saulė, kur yra kitos planetos nurodynos ir kitos edukacinės veiklos vaikams ir ne tik. Žemė! Čia parašytų kaip vaikams. O aš vaikas, didelis, bet vaikas. Einam kavos.
Radau informaciją, kad šarlotkoje yra labai skanus obuolių pyragai su ledais, tai einam paragausim. Ir labai ten įdomi aplinka. Einam. Ir kur mes atsisėsime? Ar čia? Prie Monalizos? Ar su kačiuku ir lėdį? Nu ką, prancūzišką vaibą pagavau, o dabar ragauju šiltą šarlotę su ledais. Na, kitus skanu, net labai. Nu, ne veltui ir sumokėjau 20 eurų už tai. O dabar prancūziška spiragėlis su uogiene. Oho. Nu, šitas man truputėlį kitokas pasirodė. Labiau linkusi prie šarlotės. Tai ką ir jums rekomenduočiau paragauti, jeigu neišsigasite kainų. Elke būtinas apsilankymas apžvalgos bokšte. Iš bokšto atsiveria nuostabus vaizdai į ežerą Elk, į du paplūdimius, vienas iš vienos pusės, kitas naujesnis iš kitos pusės. Netgi kažkiek tai yra stogų Elko. Nu, labai gražus ir nuostabus vaizdas. Vienintelis galiu pasakyti, kas bijo aukščio, čia truputėlį yra judesiuko, taigi pagalvokite, ar lipti ar ne. Nusileidus iš apžvalgos bokšto į žemyn, čia yra nedidelė alėja, kur yra nuspalvinti akmenukai, labai gražiai atrodo. Taip, įdomiai, pasižiūrėti. Nuostabiai praleidau dieną Elke. Rekomendacijos. Pradėti siūlyčiau nuo siauruko. Dėl ko? Kadangi tik tai 2 kart į dieną jisai važinėja 10 arba 1 valandą. Apsilankykite parkuose, būtinai išsimaudykite nuostabiuose paplūdimyse. Čia beje yra labai ilgas promenadas, net 6 km. Pėstiesiems. Ir taip pat dviratininkai labai apsidžiaugs. Čia yra labai daug jiems skirtų keliukų. Taigi visiems ir sportuojantiems, ir ramiai norintys praleisti laiką, čia bus faina. Laikina mane, stebim ir varom toliau su Latvija.